Nes visi darom klaidų. Ir kas aš toks, kad aš jas slėpčiau? Nugarėlės. No! God, please, no! 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 Iš senų senovės. Žinau vieną parduotuvę. Toj parduotuvėj pardavinėja baldus, bet yra ir baldų su trūkumais skyrius. Tai šaunam teleportą į tą parduotuvę. Senai bebuvau. Žinau, kad ten mūsų spotas. O, jau matau, kas man patinka. Atsiprašysiu? Tokia spinta. Medinė. Dabar žiūriu per kamerą, ne kaip atrodo, bet realiai tai žiauriai gerai atrodo. Tos medienos venos. Wow. Blemba žmonių yra, aš nenoriu kaip kvailį su kamera vaikščioti. Tas staliukas man žiauriai gražus. Tik 85 eurai, bet toks yra tik stilius. Gerai atrodo. Visai irgi neblogai. Tokios sofos norėčiau. Čia žymiai daugiau įvairovės negu praeitą kartą buvau. Toks. Molio plokštas. Wow. Įdomu, kaip padarytas. Toks irgi neblogas visai staliukas, bet anas man gražesnis buvo. Koks šito stalo ilgis? Čia rašo? Rašo. 2,60 m. Wow. Geras. Kai čia staliukas įdomus, čia yra iš metalos. Geras. Vėlgi, atrodo kaip iš laivo, bet šitas gerai atrodo. Gerai, truputį prasėjom. Dabar keliaujam į savo spotą. Čia turbūt jau prasideda. Tas visai nieko. Ir štai mūsų kampelis. Iškart matau tokį defektą jau radau. Ir šito trūksta. Ir šito trūksta. Žodžiu, vartelius padaryti, manau, būtų niekis. Tik tiek, kad reikėtų viską išardyti. Bet matau, varžtelį yra. Tas nusijama. Čia varžtelį, tas nusijama. Užsisakai naują tokią plokštę. Bum, 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 bum. Su CNC. Ir viskas. Na, bet aš to šį kartą neužsiimsiu. Tai toliau. Matau lovas rėmas. 30 eurų. Toks truputį jisai menkas matosi, bet trūkumai būtų, manau... Net nežinau. Na, nebent kaip naudotas gal skaitosi. Gal nubraižytas. Bet vat matau jau, kas man įdomiau. Kėdžių atlošai tik 10 eurų. Kas čia? Net nežinau, kas čia. Tai gerai, atlošai. Atlošai tokie ir dar toks. Gerai, turėsiu omeny. Stalviršis praplečiamas. Kokia čia plokštė? Ai, čia gal spintelės duris kažkokios. Čia irgi spintelės duris su ratanu. Atlošas. Veidrodiniai spintelės stalčiai. O! Čia jau geriau. Va! Ne šitie, bet va šitie. Tai čia turim kojytes. Ar medinės, ar juodas? O jeigu paimčiau ir medinės, ir juodas? Turim konkurentą. Karšto oro gruzdintuvė. Bum. Apvaliam staliukui 3 kojos. Gal paimt? O, dar čia. Veidrodinės tokios auksinės gražios. Wow. Net nepamačiau.
Šiaip galbūt spintą būtų visai faina padaryti, jeigu paimtumėm šitas dureles. Vienas būtų su stiklu, kitos su ratanu. Kilo geniali idėja. Jeigu paimčiau šitą ir padaryčiau simuliatorių. Gerai, paimsiu šitą. Čia stalviršiai. Čia stalviršis. Čia stalviršis. Čia stalviršis. Čia stalviršis. Čia veidrodinės durys. Gerai. Paimsiu šitas ir paimam šitą ir paimam šitą. Vairavimo simuliatorių padarysiu gal atskiram video. Žodžiu, varome sandėlį ir pasiimsim viską. Turim problemą, nedidelė ta problema, bet problema tokia, kad kai žiūrėjau į tas dureles, tai tas ratanas buvo už stiklo ir jis tikrai tikroviškai atrodė, bet kai parsivežiau, pamačiau, kad čia tiesiog printas. Didelės problemos nesudaro, o šiaip tai visai gražios tos durelės ir vis tiek jas panaudosim. Ir tuo pačiu, kadangi turėjom tik dureles, padariau korpusą. Korpusas bus juodas, manau, dėrės gana gerai. Turiu ir kojelės, rankenas kažkur padėjau. Žodžiu, turim ir rankenas. Tai pirmiausia pasirašėm korpuso detalės, susitvarkom, išsivalom, nes iš gamybos yra visokių netobulumų. Ir tuos netobulumus reikia sutvarkyti. Gerai, tai kantus apsivalėm, dabar dar apsivalom kantų klijus. Tai va, pasibaigiam valyti dabar, plokštas paruoštas, tai čia bus korpuso viršus ir apačia. Korpuso surinkimui naudosiu tokius dalykus kaip rafiksai. Rafiksai susideda iš dviejų dalių. Šita dalis sukasi į vieną korpuso detalę ir antra dalis sukasi į kitą. Tik kad panaudotumėm rafiksus, mums reikės 5 mm grąžto, reikės 20 mm frezos. Tai pirmiausia pasižymim atstumus. Kadangi rafiksai yra 20 mm skersmens, tai atsižymim 10 mm nuo sujungiamo krašto. Turim centrą ir su yla pasižymim centriuką. Tada su 20 mm freza gręžiam beveik iki pat galo, bet svarbu nepragręžti kiaurai. Tada kišam rafiksą. Ir vienai kraštiniai rafiksai paruošti. Tai susigręžus ir sudėjus rafiksus į vieną pusę, reikalingas 5 mm grąžtas ir imam antras korpuso detalės. Tai vėlgi reikia to paties atstumo nuo kraštų. Ir nežinau kaip kiti daro, bet aš darau 12 mm atstumą nuo išorinio krašto. Ir šitą atstumą reikia žymėtis kiek įmanoma tiksliau, todėl naudoju peiliuką. Ir vėlgi gręžiam, bet ne iki galo. Tada imam kitas rafikso dalis ir sukam į skylutes. Gerai, tai rafiksai sugręžioti ir pabaigti. Dabar prasidės surinkimas. Tai rafiksai veikia taip. Viena detalė suvažiuoja į kitą štai taip ir užsirakina. Tai vat, turim dėžę, dabar ant šitos dėžės dėsis nugarėlė.
Nugarėlės. No! God, please, no! 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 Nugarėlė bus rytoj. Bet šiandien pasidarom dar tą, ką galim. Tai kadangi durelės yra tokių 3 dalių, darysim 2 lentynas, kad lentynos būtų per vidurį šitų skiriamųjų dalių. Šiaip tos durelės buvo labai brangios. Viena durelė kainavo 100 eurų. Tai ką šiandien dar galim pasidaryti? Prisisuksim kojeles, o dabar, manau, pirmiausia pasižymim ir prasigrėžiam skylės lankstams. Ne vyriais važiuomas. Kas? Lankstai. Durų vyrai. Su nugarėlė būtų truputį geriau, nes dabar truputį vobliai. Tai durelės jau turi pragręžtas skylutes ir vyrių iš vis mums reikės 6. Vyrių. Lankstų. Lankstus naudosim su stabdžiu, bet ne blum. Gerai, tai išsicentruojam. Kadangi lankstų skylutės jau yra, tai žymą pasimsim tik apytiksliai. Mums reikia centro. Ir dabar tą centrą, kadangi jau turim, dedam lankstų šabloną ant centro ir renkamės ne vidinės lanksto skylutės, o išorinės. Mušam centro skylutės, dedamės lankstą. Kadangi lankstai turi tokias elipsinės skylutės, tai mums centras nebuvo būtinas tikslus. Tai vienų durelių lankstai baigti. Gerai, tai antros durelės padarytos. Ką dar šiandien galim? Ką gali padaryti tuoj? Niekada neatidėk rytoj. Tai šiandien dar galim išsigręžti skylės lentynoms. Pasiruošti viską taip, kad rytoj liktų užsidėti tik nugarėlę. Blemba, mano pusė galvos nukirpta buvo. Matot, koks profesionalus youtuberis. Gerai, tai tada žymimės viršų. Na ir gal minus 2,5 cm. Reikia dabar mums 8 pirštukų. Tie pirštukai atrodo taip. Aš net neabejoju, kad esat matę. Tiems piršteliams gręžiame 5 mm skylutės. Žinoma, vėlgi ne iki galo. Norit parodysiu tipsą, kaip valdininkai tvarko štai tokius dalykus. Juokauju. Na, bet menki išskilimai nėra baisu, nes tie pirštukai turi tokią lūpą, kuri uždengia tokius mažus įskilimus. Pirmą kartą.
nes visi darom klaidų. Ir kas aš toks, kad aš jas slėpčiau. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Pagaliau. Noriu pasakyti didelis ačiū Namų imperijai. Jie randasi Šiauliuose. Tikrai mielai kviečiu apsilankyti Namų imperijoje. Turi tikrai didelį ir įvairų prekių asortimentą. Šiaip tas ratanas visai toksai, gana tikroviškai, kad ir iš arti atrodo. Tik aišku, kai palieti toksai printas. Šiaip atrodo visai gražiai. Tas kontrastas, manau, tikrai gerai dėrės. Ypač su indais. Gal jau kainą galime ir nuimti. Gerai viskas. Bėgo editint ir susimatom kitam video.